pakviesti valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovę Aušrą Išarinę. Tuo aš jums surasiu jūsų pranešimą. Ir kalbėkite arčiau mikrofono. Labą dieną, gerbiami Seimo nariai, gerbiami konferencijos dalyviai ir be abejonės esam labai dėkingi organizatoriam, kad leidžia šiandien pasidalinti valstybinės kontrolės duomenimis. Ir šiandieną apžvelgsim pagrindinius teisės aktus, galbūt kai kam yra žinomi, tačiau pasakysim akcentus. Taip pat pristatysim ir parodysim mūsų stiprybės, galias, tai yra kokią mes turim laboratoriją, įrangą, kaip tyriam, kaip dirbam ir kontrolės duomenys iš importo, rinkos kontrolės ir be abejonės, kas yra naujo Europos Sąjungoje. Šioje skaidrėje jūs matote reglamentus. Tai pagrindiniai reglamentai, kurie reglamentuoja genetiškai modifikuotų organizmų ir jų vartojimą kaip ingredientus maisto produktuose. Jie nėra nauji, yra patvirtinti 2003 metais. Iš tiesų tiek verslui, tiek priekybos įmonėm jie yra gerai žinomi. Mes Lietuvoje turim ir genetiškai modifikuotų organizmų įstatymą ir be abejonės yra eilė mūsų tarnybos įsakymų, kuriais vykdom kontrolę. Šioje skaidruolėje mes norim jums pasakyti, kad iš tiesų kontrolės sistema yra vieninga, sistematiškai, skaidriai veikianti teisės aktai dėl importo kontrolės, dėl patvirtinamųjų mėginių plano yra viešai prieinami, skelbiami ir mes vykdydami kontrolę atskirai mūsų tarnyboje, kad būtų vieninga kontrolės sistema, tiek centrinės įstaigos, tiek visose regionuose turime patvirtintą kokybės programą. Labai norėčiau pasakyti ir pristatyti, kad mūsų tarnyboj būtent genetiškai modifikuotus produktus kontroliuoja ir čia dalyvauja atsakingi specialistai centrinės įstaigos, gerbiamas mūsų pavaduotojas Zenonas Stanevičius. Kontrolėje dalyvauja pagrindinis mūsų tyrimų laboratorijos bazė, tai yra Nacionalinis maisto veterinarijos rizikos institutas, būtent genetiškai modifikuotų tyrimų centras, skyrius, dirba mokslininkai, maisto skyrius, gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyrius, kuris koordinuoja ir atsako už pašarų kontrolę, pasienio veterinarijos postai ir 51 teritorinė tarnyba. Šioje skaidrėje mes bandėme pamodeliuoti, ką mes turim rinkoje legalaus, kokių produktų turime nelegalių, galbūt mes galvojame. Iš tiesų norim pasakyti, kad dėl genetiškai modifikuotų produktų, jų ingredientų yra daug klausimų, tačiau šiandien mes pasakysime, kad tos produktus iš rinkoje esančių, tai yra jie išsiskiria ženklinimu. Ir mūsų tarnybos yra vieninga nuostata, kad trumpinių GMO negali būti ir neleidžia teisės aktai produktų etiketėse, o visi produktai yra būtent paženklinti pagal Europos reglamentą, tai yra slenkstinė riba, jeigu yra nustatoma genetinės modifikacijos organizmo arba ingrediento daugiau negu 0,9%, jis turi būti paženklintas, štai raudonai pažymėta, kad yra pagamintas iš genetiškai modifikuoto organizmo arba ingrediento. Ir neleidžiama įvežti ir realizuoti kitų neįteisintų Europos Sąjungoje genetiškai modifikuotų produktų. Iš tiesų mūsų lobynas, tai yra institutas ir norim pasakyti, kad laboratorija nuo 2004 metų yra įsijungusi į Europos genetiškai modifikuotų laboratorijų tinklą ir iš tiesų yra prilygstanti bet kuriai Europos Sąjungos valstybės laboratorijai. Ir šiuo metu pasaulyje yra žinoma apie 100 genetiškai modifikuotų augalų įvairių linijų. Ir naudoti maistui ir pašaram Europos Sąjungoje, jūs matote paskutinius duomenis, kokios yra leidžiamos modifikacijos, tai yra kukurūzų, medvilnės, rapsų, sojų, taip pat cukrinių runkelių modifikacija.
Na, iš tiesų norėčiau pasidalinti patirtim, kad tyrimai institute nėra labai taip paprastai tyriami, kaip mums atrodo. Ir bent keletą minučių iš tiesų nusikėlus į mūsų tyrimų būtent laboratoriją, norėčiau pasakyti, kad institutas sugeba atlikti ir atlieka tyrimus tiek kokybinės sudėties, tiek ir kiekybinės sudėties. Ir yra tam tikri etapai, tai yra, pavyzdžiui, pirmu etapu naudojami metodai aptinkantis genetiškai modifikuotose augaluose įterpus modifikavimo elementus ir atliekami 3 metodai, kurių kombinacija leidžia įtarti ir atmesti 95 augalų linijų buvimą mėginyje. Tai yra, iš tiesų gal sudėtinga, bet norisi su jums parodyti, kad ką mes turime, kokį potencialą. Antras etapas, tai yra naudojami metodai leidžiantis nustatyti produkto augalinę sudėtį, tai yra ar soja, ar kukurūzas. Yra 8 metodai aptinkantis, tai yra ir rapsą, ir medvilnę, ir runkelius, ir bulvių, ir linų DNR nustatymui. Trečias etapas yra naudojami specifiniai atskiroms genetiškai modifikuotų augalų linijų metodai. Yra 26 metodai, leidžiantis tiksliai nustatyti genetiškai modifikuoto augalo kiekį produkte. Tai štai, jums atveria mūsų instituto duris ir sakom, kad iš tiesų yra sudėtinga, bet mes turime mokslininkus ir tikrai atliekame ir darome tuos metodus. Ir metodai yra akredituoti. Akredituoti metodai leidžiantis aptikti genetiškai modifikuotas sojų linijas, tam tikros modifikacijos, taip pat kukurūzų linijos, štai kiek modifikacijų mūsų institutas turi galimybę nustatyti ir kada mėginys yra nuvežamas į institutą, tai būtent yra ištiriamos visos šitos kukurūzų linijos ir ieškoma genetinė modifikacija. Taip pat akredituoti metodai dėl rapsų linijų, tai iš tiesų yra ir įteisinti, ir neįteisinti tie, kokie yra duomenys Europos Sąjungoje. Čia yra pateikta akredituoti metodai, leidžiantis aptikti kitų genetiškai modifikuotų augalų linijas. Tai yra, aš norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra neleidžiami Europos Sąjungoje naudoti ir ryžiai, bulvės, linai, medvilnės šitie būtent modifikacijos ir cukrinių runkelių. Tai mūsų laboratorija yra pajėgi nustatyti ir nelegaliai įvežamas, aptinkamas ir iš tiesų pasaulyje žinomas, kai kuriuose šalyse naudojamas modifikacijas. Truputėlį pasidalinsim su jumis apie kontrolės duomenis. Tai yra mūsų importo kontrolė ir čia yra iš tiesų tikri paveikslai ne iš interneto, o mūsų sustabdyti produktai, kurie verslas norėjo juos įvežti į Lietuvą, tačiau mūsų griežta pasienio kontrolė. Būtent valstybinės kontrolės duomenimis buvo atrinkti mėginiai, pristatyti į laboratoriją. Čia tiesiog norėtųsi būtent visuomeniai parodyti, kad ir importo kontrolės metu pas mus yra aiškios sistemos, žino inspektoriai, ką reikia daryti, ne tik kada įvažiuoja gyvūniniai produktai, bet ir produktai, rizikingi produktai, kuriuose gali būti genetinė modifikacija ir be abejonės yra tam tikra dalis būtent rizikingų produktų, atrenkami procentai, 10% visų produkcijos yra atrenkami mėginiai ir vežami į laboratorijas. Ir būtent, kaip aš ir minėjau, stengiamės griežtai vykdyti importo kontrolę, todėl yra apsaugoti rinką nuo nelegalių produktų, nelegalios modifikacijos. Ir štai yra būtent mūsų rizikingiausios genetinės modifikacijos, kurias mes tikrinam būtent importo kontrolės metu. Tai soja, kukurūzai, rapsas, bulvės ir ryžių produktai yra tyriami. Ir būtent yra įvertinama rizika, iš kokių šalių tos produktus atrinkti. Mes turime mūsų maisto inspektoriam metodikas, kada reikia atrinkti ir be abejonės norim informuoti. Jeigu vieną kartą nustatėm, kad įvežė nepaženklintus produktus, tai po importuotojo įmamos jau 3 kartus kiekviena įvežama siunta ir žiūrimi netitiktis. Šitoje skaidrėje yra būtent šalis, iš kurių importuotose produktuose yra aptinkama
renkama daugiausia genetiškai modifikuotų organizmų. Tai kaip jūs matote, yra Turkija, raudona spalva pažymėta, per keliarių metų dinamiką, 5 metų dinamikoje pasižiūrėjome, Ukraina, matote geltoną spalvą, būtent atsispindi, na ir kai kuriais metais yra Kanada, Jungtinės Amerikos, Izraelija, Rusija ir Vietnamo. Šitoje skaidruolėje mes norim parodyti jums tendencijas mūsų kontrolės duomenų. Iš tiesų, neparodyti 1 metų kontrolę. Ir čia yra būtent labai gerai matosi, kiek mes tyrimų mėginių atrenkame dėl genetinės modifikacijos. Ir kaip jūs matote, 2008 metais, kai turėjo ir valstybė, ir tarnyba daug pinigėlių, tai mes daug atlikome tyrimų, atrinkome daug mėginių. Tačiau tik 8 atvejai buvo netitikties, o praeitais metais per 150 atrinkom ir 5 atvejai. Taigi iš tiesų rodo, kad atvejų skaičius ir tyrimų skaičius nebūtinai turi būti didelis. Yra labai svarbu žinoti, kada atrinkti, kokius produktus atrinkti, kokių šalių. Tiesiog štai įrodymas, kad tas rizikos vertinimas neaplamai yra kalbama. Tačiau noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į per tuos 5 metus mūsų tarnyba, saugodama mūsų rinką ir vartotojus, neleido ir sustabdė tiekti į rinką per 420 tonų produkcijos. Tai yra, iš tiesų, tie skaičiai yra dideli, bet mes juos galime išskaidyti. Ir tai yra ir ryžiai buvo įvežti, genetiškai modifikuoti, tačiau nelegalus per 200 tonų, konditerijos gaminiai, sojų produktai ir maisto papildai. Tai yra tie pagrindiniai produktai, dėl kurių buvo sustabdyta. Taigi iš tiesų norim ir parodyti ir skaičiais, ir faktais, kad mes turim visus svertus tikrinti, laboratoriją turime kvalifikuotus specialistus. Ir būtent dabar noriu dar keletą sakinių apie rinkos kontrolę. Tai yra iš tiesų, mes suprantame, kaip ir šiandien konferencijoje kalbama, mūsų vartotojas Lietuvos yra jautrus. Ir jis nenori genetiškai modifikuotų produktų, tiek mes matome iš apklausų. Tai mūsų maisto veterinarijos tarnyba turi specialius tikrinimus, tai yra tikslinius. Ir štai kiek mes atliekame kiekvienais metais, tikrindame rinkos, būtent tiek prekybos įmonės, tiek viešo maitinimo įmonės, būtent dėl genetinės modifikacijos, dėl tų produktų. Štai pažiūrėkite, praeitais metais mes tokių patikrinimų atlikom per 2,5 tūkstančio, ir kaip jūs matot įvairiais metais, tai yra būtent specialus klausimynas dėl genetinės modifikacijos. Ir šioje skaidruolėje yra nustatyti pažeidimo atvejai. Jeigu jūs matėt skaičiai 2500 ir šiais metais mes tik praeitais būtent nustatėm tik 13 atvejų dėl ženklinimo netitikimo. Tai yra tikrai nedidelis skaičius, išvedus procentais tai būtų dar mažesnis skaičius ir norim pasakyti, kad ypatingai ir praeitais metais mes atidžiai žiūrėjom ir pažeidimų pobūdis tai yra tai, kad viešo maitinimo įmonėse naudoja genetiškai modifikuotą aliejų, tačiau vartotojas nėra niekaip informuojamas, nepateikiama informacija. Taip pat kai kurios konditerijos įmonės naudojo margariną, kuris pagamintas iš sudėtyje buvo genetiškai modifikuotų sojų aliejaus ir nėra pateikta produkcijoje. Taigi, norim parodyti dar naujieną. Iš tiesų, mes matome, kad tarnybos pateiktas sąrašas genetiškai modifikuotų produktų esančių rinkoje, jisai yra labai paklausus. Kada mes savo kontrolės duomenis įdedame interneto svetainę, tai iš tiesų visa žiniasklaida nereikia prašyti, kad įdėtų mūsų informaciją. Tačiau aš noriu pasakyti, kad mūsų tarnybos specialistam tenka dalintis patirtim su mūsų kitų šalių atstovais. Ir kada mes klausim, ar jūs turit, kiek tų produktų turite rinkose, tai dėja niekas neskaičiuoja, niekas nepateikia informacijos. Mano, kad tai yra ženklinimas, yra pateiktas ženklinimas ir vartotojai tai turėtų matyti. Bet atsižvelgdami tai, kad mūsų vartotojas nori žinoti, tai iš tiesų mes pateikiam tos duomenis ir kaip jūs matote,
produktų, būtent to tikslinio patikrinimo metu, produktų sąrašas įvairuoja. Na ir mes tikimės, kad yra mažėjimo tendencija. Ir būtent norėčiau pasakyti, kad mūsų tarnyba išsamei analizuoja ir stebi Europos Sąjungos nesaugių per maistą sistema. Ir būtent mes paanalizavome duomenis, kokie tyrimai yra būtent atlikti kitų ES šalių. Ir duomenų bazėje mes matome, kad dažniausiai iš Kinijos nelegaliai buvo įvežti makaronai, kurie pagaminti iš ryžių ir nustatyta genetinė modifikacija. Ir atitinkamai galime matyti būtent produktus, kurie yra rizikingiausi. Tai yra makaronai, yra ryžių miltai. Ir štai jums tiesiog pavyzdys, kaip mes dirbame. Būtent naudojadamiesi šitą informaciją, mūsų prioritetai šių metų, įvykdant importo kontrolę ypatingai, atrinkti tuos mėginius, tuos produktus, kur yra rizika. Tai iš tiesų, valstybinė kontrolė rodo, tai yra paremta rizikos valdymu. Šioje skaidruolėje yra matyti būtent iš kokių šalių į ES yra įvežami neleidžiamos genetinės modifikacijos. Tai kaip jūs matote, geltona spalva pažymėta yra Kinija ir atitinkamai, tiesiog labai gerai matos, kur 23 atvejai ir paskui kitų šalių yra po 3, po 1 atvejus. Taigi, vėlgi, vykdant kontrolę, mums yra aišku, kad atvažiuoja siuntos iš Kinijos, būtent makaronai, ryžiai, produktai ir mes atrenkame mėginius. Pabaigoje norėčiau pasakyti, kad iš tiesų tarnyba bendradarbiauja su maisto asociacijom, su vartotojų, taip pat su prekybos įmonių asociacija. Ir būtent praeitų metų rudenį, kada iškilo klausimas, kad žmonės nenori matyti lentynuose atskirai genetiškai modifikuotus produktus, kad jiem nereikėtų blaškytis, ieškoti ir žiūrėti. Mes turėjom ne vieną susitikimą ir iš tiesų prekybos įmonių asociacijos pozicija yra, kad tokių produktų jie neturėtų. Ir mūsų duomenimis šiandien Rimi produktų būtent tinklas neturi genetinės modifikacijos. Iki išsiparduoda irgi politika yra neturėti tokių produktų. Lygiai tas pats Maxima, jų informacijos teigimu yra tik genetiškai modifikuota sojų aliejus. Ir būtent jie irgi išsiparduoda partijas, irgi jų yra tendencijos, kad neturėti tų produktų. Aišku, atitinkamai yra, žinote, jūs Norfos tinklas, tai iš tiesų jie gamina pusgaminius su genetiškai modifikuotu aliejų, tai ženklina ir mūsų tarnybos pozicija yra tai ir prašymas jų, kad būtų sudėta į lentynas ir kad iš tiesų vartotojams būtų lengviau pažinti ir matyti tuos produktus lentynuose. Taigi, ką mes darome? Parengėm ne vieną lankstinuką apie genetiškai modifikuotus produktus ir labai šaunu šiandien ir būtent konferencijos tikslas, kad žmonės kuo daugiau žinotų, o kai žino, ne taip ir baisu yra. Ir tiesiog tai yra iš tiesų pasirinkimo teisė. Ir pabaigoje tai iš tiesų tai, kas yra oficialūs duomenys apie genetiškai modifikuotus produktus. Naujausius tyrimus, tai viską galima rasti mūsų tarnybos puslapyje. Pačią naujausią informaciją ir kaip šiandien buvo minėtas ir prancūzų tyrimas su žiurkėmis, būtent naudojant sojos produktus. Tikrai EFSA yra įvertinusi, kad tas mokslinis tyrimas, nėra jisai pripažintas Europos mokslininkų, kad, duoda apsigimimus. Būtent žiurkytėms, taigi iš tiesų, mūsų maisto veterinarijos tarnyba, kadangi yra valstybinė institucija, vadovaujasi teisės aktais, kurie yra patvirtinti, stengiamės, imti visas žinias, kas yra Europoje,
Ir iš tiesų tarnyba yra išanalizavusi ir Europos surinktą medžiagą iš visų valstybių. Yra labai šauni medžiaga Europos surinkta dėl genetiškai modifikuotų pašarų kontrolės, taip pat maisto kontrolės. Yra labai gražiai parašyta ir Europos tendencijos, kad sukurti ženklą be GMO free, anglų kalba verčiamasi. Ir iš tiesų kai kurios valstybės turi tuos ženklus, turi patvirtintus, turi reikalavimus. Ir mūsų tarnybai belieka viena. Iš tiesų, jūs jautėte mūsų tarnybos pulsą, kada gamintojai dėjo ant produktų be jokių be konservantų, dėjo visur. Mes padarėm kontrolę ir pasakėm, tie teiginiai gali būti tik ten, kur jie atitinka tikrovę. Tai ir būtent kalbant apie genetiškai modifikuotus produktus ir jeigu turėsim ženklą be GMO, tam tikrus kriterijus, tai aš manau, kad pakankamai yra tarnybos ir svertai, potencialas ir tai užtikrintai kontroliai. Tai ačiū už jūsų dėmesį. Ačiū tikrai už gerą ir išsamų pranešimą. Aš pats buvau toj nacionalinėje laboratorijoje, man viską parodė, ten tikrai yra labai moderni technologija taikoma šiais laikais. Ir į mano vieną klausimą jau atsakė dėl tos galimybės užtikrinti, kad tas ženklas būtų naudojamas skaidriai. Tiesiog dar norėjau paklausti ir paprašyti jūsų pagalbos vis dėlto, jeigu tektų įteisinti tokį savanorišką žymėjimą, ar čia reikia kokių nors teisės aktų papildomų, čia vis tiek jūs kaip valstybinė maisto tarnyba geriau žinot, ką reikėtų teisės aktų. Tikrai reikia, todėl kad yra labai gražus pavyzdys, kiek aš atsimenu, analizuodama duomenis, yra ir Austrija turi, Vokietija turi, ir būtinai jo reikia, todėl kad ir savanorišką ženklą dedant turi būti kriterijai. Ir kad juos galėtumėm patikrinti. Tai yra, ar, tarkime, savanoriškos asociacijos gali tikrinti vartotojai ir galų gale valstybinė institucija, nes iš tiesų, jeigu deda ženklą, tai, turi būti. Ir aš norėčiau pasakyti, kad, mūsų tarnybos vienas iš siekių yra, šiandien mes matome ant pakuočių, kad užrašyta be GMO, be genetinės modifikacijos. Tai mūsų tarnybos šių metų yra ir tikslas prioritetas, ne tai, kad mes turim paimti mėginius ir naudoti valstybės lėšas, bet mūsų tikslas ir mes sieksime, kad būtent importuotojai įvežėjai ir tas, kas uždėjo tą ženklą, atliktų tyrimus mūsų potencialioj laboratorijoje ir tai dar kartą patvirtins, ar tikrai ten nėra, kad būtų kuo daugiau atliekama tyrimų pačių gamintojų ir importuotojų. Ir dar toks trumpas klausimėlis, kokia tai yra minimalus kiekis GMO, kurį gali nustatyti jūsų laboratorijos. 0,9 mes žinom, tai suprantam, čia yra riba, kada nereikia ženklinti, bet kokia ta minimali riba, kiek jūs galite nustatyti? Žinot, ne laboratorijos darbuotojas, bet aš tik noriu pasakyti, kad iš tiesų, kaip aš minėjau, yra akredituoti metodai, tą slenkstį jautriausią, kurį gali nustatyti, tiesiog galėtumėm patikslinti, aš tikrai jo šiandien nežinau, bet kada ruošiausi pranešimų, iš tiesų ir analizavome mūsų laboratorijos tyrimus, tai noriu pasakyti, kad iš tų 420 tonų buvo nustatyta genetinė modifikacija ne tik slengstinė 1, 2, bet buvo nustatyta ir daugiau negu 5. Tai iš tiesų rodo, kad ne veltui ta kontrolė jinai reikalinga ir mes tikrai džiaugiamės, kad turim visus svertus, įvertinti riziką, pažiūrėti ir tuo labiau, kaip aš ir minėjau, mes labai norėsime, kad patys gamintojai, dėdami ženklą, jie mums parodytų, kad ištirta mūsų potencialioji laboratorija kaip kokybės garantas. Kaina kokia viena? Aš manau, kad apie 500 litų. Priklausomai taip. Tai būtent dėl to ir mes galvojam, kad valstybės pinigų tiek nėra, mes vykdom importo kontrolę ten, kur mums svarbiausia ir iš tiesų labai norime, kad gamintojai patys užtikrintų ir aišku, mes tai skatinsim ir per mūsų teikiamą informaciją spaudai, kad tai yra labai rimti klausimai ir vartotojų sveikata ir informavimas jų. Ačiū. Na kągi. Dabar apie kūdikių maistą. Lina Brogaitė Kažemekienė, teisininkė, kuri padariusi savo tyrimą įdomų Mykolo Riomerio universitete.
Labą dieną visiems. Prieš 2 metus studijuodama Mykolo Riomerio universitete užsidaviau savo klausimą, ar į kūdikių maistą papuola genetiškai modifikuoti organizmai. Ir labai džiaugiuosi dabar galėdama pasidalinti surinktą informaciją. Siekiant užtikrinti vaikų teisių apsaugą ir išspręsti kai kurias problemas šeimoje ir visuomenėje, tokias kaip smurto, nepriežiūros, narkotikų, alkoholio vartojimo ir kitas, yra patvirtintos ir vykdomos tęstinės programos, kurias kartu įgyvendina ir Lietuvos Respublikos vyriausybės institucijos ir nevyriausybės organizacijos. Tačiau labai mažai yra kalbama apie vaiko teisę į sveiką mitybą, ypač tuo laikotarpiu, kai jis pats negali pasirinkti. Kalbant apie kūdikių maistą, taip pat iškyla klausimas, kas yra vartotojas. Kūdikiai neperka, bet vartoja. O tėvai, kurie yra atsakingi už kūdikių mitybą, nevartoja kūdikiams skirto maisto, tačiau jį perka. Tėvai yra tie tiesioginiai vartotojai, į kuriuos yra nukreiptos reklamos užsakovų viltys. Gera reklama gali įtakoti vartotojo emocijas, interesus, požiūrį ir žinoma jo apsisprendimą įsigyti reklamuojamą produktą. ES teisės aktai, reguliuojantis GMO, veikia nuo 2001 metų. Ir per tą laikotarpį maisto ir pašarų gamybai naudojamų GMO augalų skaičius išaugo iki 45 rūšių. Tačiau sistemos, kuri nustatytų galimą jų poveikį žmonių sveikatai, vis dar nėra. Kaip nurodo Vokietijos spauda, į ES šalis 2010-2011 metais buvo importuota apie 13 milijonų tonų sojos pupelių ir 23 milijonai tonų sojos miltų. Didžioji dalis yra glifosatui atspari soja iš Jungtinių Amerikos valstijų, Argentinos ir Brazilijos. Jungtinėse Amerikos valstijose ir Argentinoje beveik be išimties auginamos genetiškai modifikuotos sojos pupelės ir jos prilyginamos paprastoms sojos pupelėms. Todėl derliaus nuėmimo metu genetiškai modifikuotos ir paprastos pupelės nėra atskiriamos. To pasekoje sojos žaliava dažniausiai yra iš genetiškai modifikuotų pupelių. Tokia žaliava, kuri deklaruojama kaip nemodifikuota, paprastai turi leistinas 0,90% atsitiktinai arba dėl techninio neišvengiamumo genetiškai modifikuotų sojos pupelių priemaišų. Galima tik spėlioti, ar kūdikių mišinių gamybai naudojamas sojos baltymo izoliatas taip pat gaunamas naudojant tokią žaliavą. Austrijos aplinkos apsaugos tarnyba žurnalo Global 2000 redaktorių prašymų 2008 metais inicijavo 10 sojos produktų parduodamų Vienoje tyrimą. 6 produktuose buvo rasta Roundup Ready soja, modifikuota sojos rūšis iš Monsanto. Tame tarpe buvo 2 produktai – firmų Humana ir Milupa, skirti žindomiems kūdikiams. Gamintojai į užduotus klausimus dėl pateiktų rezultatų atsakė, kad jie perka žaliavas, kurios yra genetiškai nemodifikuotos, o teršalai esantis produktuose, jei iš viso tokių yra, tai yra atsitiktiniai arba techniškai neišvengiami. Šios abi savokos ES teisinėje erdvėje yra išimtis bendroje žymėjimo sistemoje, kol genetiškai modifikuotų likučių dalis neviršyje 0,90%. Nė vienas ES teisės aktas nėra plačiau išaiškinęs šių savokų atsitiktinai ir dėl techninio neišvengiamumo. Todėl galima manyti, kad išimtis, arba kitaip tariant, įstatyminė spraga, lengvai tampa išsisukinėjimo arba piktnaudžiavimo įrankiu. Europos parlamento ir tarybos reglamentas dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų nurodo, kad ženklinant maisto produktus
turi būti nurodoma objektyvi informacija apie tai, kad maisto produktas arba pašaras susideda, jo sudėtyje yra arba jis pagamintas iš GMO. Be to ženklinimas turėtų suteikti informacijos apie kiekvieną charakteristiką arba savybę, skiriančią maisto produktą ar pašarą nuo jo prigimtinio atitikmens. Ir čia jau neturėtų būti jokių arba. Tačiau Europos bendrijos reglamentas yra visoje bendrijoje vienodai taikomas teisės aktas. Todėl mažiau nei 0,9% GMO turintis maisto produktai su sąlyga, kad GMO yra atsiradę atsitiktinai arba dėl techninio neišvengiamumo, yra neženklinami ir nesekami visoje Europoje. Pavyzdžiui, genetiškai modifikuotos sojos pupelės MON 89788, laikantis reglamentų nustatytų reikalavimų, nuo 2008 metų ES rinkai teikiamos pavadinimu sojos pupelės. Ar šios jau be GMO likusios sojos pupelės naudojamos kūdikių gamybai, kūdikio maisto gamybai, galime tik spėlioti. Įstatymiškai leidžiant maisto sudėtyje palikti nors menkiausią GMO likutį, yra pažeidžiama nuostata visapusiškai ir patikimai informuoti apie maisto sudėtyje esantį GMO. Nepalankus arba netinkamas sveikatai maistas yra laikomas vienu svarbiausių sveikatai kenkiančių veiksnių. O Lietuvoje nėra nei vieno teisės akto, įstatymo ar vyriausybės nutarimo, kuris apibrėžtų sveikatai nepalankaus maisto sąvoką. Šiuo metu mišinių ir motinos pieno pakaitalų pasirinkimas yra toks gausus, kad išsirinkti geriausią produktą yra sudėtinga. Todėl yra būtina teisinga informacija tam, kad vartotojas būtų gerai informuotas. Pagrindinė priežastis, nulemanti neteisingą vartotojo pasirinkimą, yra skaidrumo, aiškumo ir tikslingumo informacijoje nebuvimas. O juk kiekvienas vartotojas, kiekviena mama nori žinoti, ką valgo jos vaikas. Vokietijos valstybinė rizikos vertinimo tarnyba 2007-2008 metais išplatino pranešimą dėl mišinių kūdikiams, kurie yra pagaminti sojos baltymo pagrindu ir pateikė savo nuomonę šiuo klausimu. Cituoju. Yra žinoma, kad sojos pupelių sudėtyje yra didelė koncentracija izoflavonų. Šios iš sojų pupelių išgaunamos biologiškai aktyvios medžiagos, unikalūs flavonoidai, savo cheminę sudėtimi panašus į moteriškus lytinius hormonus estrogenus. Mokslininkų išvadose pateikiama, kad organizmui gavus didelį kiekį izoflavonų yra smarkiai paveikiami dauginimosi organai, imuninė sistema ir skydliaukė. Sojos baltymas gali pats sukelti alerginės reakcijas, o ne apsaugoti nuo alerginių susirgymų. Mišiniai iš sojos baltymo nėra skirti sveikų, nežindomų kūdikių mitybai. Taip pat jie nėra skirti vaikams sergantiems atopiniu dermatitu. Todėl Vokietijos valstybinė rizikos tarnyba ir Vokietijos mitybos komisija rekomenduoja, kad kūdikiai būtų maitinami sojos baltymo pagrindo mišiniais tik turint atitinkamą gydytojo rekomendaciją, nes sojos pagrindo mišiniai nėra pakaitalas karvės pieno mišiniams. Citatos pabaiga. Prekyboje siūlomi maisto produktai, tame tarpe ir kūdikių mišiniai iš sojos pupelių baltymų, yra kaip alternatyva gyvulinės kilmės baltymams. Vegetarai ir vartotojai, kurie netoleruoja karvės pieno, renkasi produktus pagamintus iš sojos. Visgi, kas yra gera alternatyva suaugusiems, nebūtinai turi tikti ir kūdikiams. Pradiniai mišiniai kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišiniai pagaminti sojos pupelių baltymų pagrindų yra maisto produktai skirti specialiam kūdikio maitinimui ir kaip dietiniai maisto produktai turi būti griežtai kontroliuojami. Mokslininkai diskutuoja apie GMO maisto produktų saugumą. Kai kurie teigia, kad jie nekelia jokios žalos,
kiti mano, kad GMO maisto produktai gali pažeisti imuninę sistemą, gali sukelti alergiją arba vėžį. Vis dar yra nežinoma, kokį poveikį kūdikiams gali sukelti sojos pagrindo mišiniai, todėl Vokietijos mitybos komisija nerekomenduoja sveikų ir alergiškų karvės pieno kūdikių maitinti sojos pagrindo mišiniais. Europos lygmenių rizikos vertinimas ir informacijos apie riziką teikimas yra Europos maisto saugos tarnyba, sutrumpintai EFSA, užduotis. Tačiau yra žinoma, kad vertinant genetiškai modifikuotų augalų riziką, praktikoje netaikomi metodai tyriantis augalinės medžiagų apykaitos pasikeitimus, nors šie tyrimai kasmet pripažįstami kaip svarbus tyrimo metodai. Remiantis nepakankamais tyrimo metodais, nenustatomi jokie esminiai skirtumai tarp genetiškai modifikuotų ir nemodifikuotų augalų. Ir tokie produktai vertinami kaip nepavojingi sveikatai, kol neįrodoma priešingai. Rezultate, kai pagal keletą standartinių tyrimų nebuvo rasta jokių konkrečių galimo pavojaus įrodymų, Europos maisto saugos tarnyba kalba apie nepavojingą produktą. Ši tarnyba taip pat konstatuoja, kad nėra jokios priežiūros kontrolės sistemos, su kuria būtų galima surinkti epideminius duomenis tam, kad būtų patvirtinta arba paneigta, jog į rinką išleidžiami genetiškai modifikuoti augalai ar iš jų pagaminti maisto produktai nekelia pavojaus žmonių sveikatai. Pagal ES taisyklių rinkinį, Europos maisto saugos tarnyba jokių tyrimų neatlieka ir tik vertina pateiktus duomenis, nors jos užduotis yra nepriklausomai ir skaidriai pagal mokslinius kriterijus tikrinti ir vertinti maisto produktų saugumą. Paskutiniu metu Europoje dažnai girdimi skundai, kad yra nebevykdomi nepriklausomi rizikos tyrimai. 2011 metais balandžio 28 dieną Austrijoje vykusiame simpoziume, skirtame žemės ūkiui be genetiškai modifikuotų augalų, dalyvavę mokslininkai pristatė savo tyrimus ir išdėstė nuogastavimus dėl genetiškai modifikuotos Roundup sojos poveikio žmonių sveikatai. Mokslininkų nuomonė, glifosatas įtakoja ir skatina tam tikrus vėžio susirgimus, tokius kaip limfinės sistemos vėžio susirgimas ir odos navikų atsiradimas. Kiti tyrimai parodė, kad glifosatas kenkia varlių ir viščiukų embrionų vystymuisi. Tyriamas embrionas buvo nenormalaus išsivystymo ir išsigimimo, ypatingai galvos ir nervų sistemos srityse. Mokslininkai įrodė, kad glifosatas daro įtaką retinolio rūgšties padidėjimui. O padidėjusi retinolio rūgšties veikla skatina įvairius išsigimimus. Argentinoje, Ekvadore, Paragvajuje ir panašiose valstybėse, kuriuose Roundup Ready sojos pupelės auginamos milijonuose hektarų, didėja persileidimų ir išsigimimų tokių kaip naujagimių mikrozefalija ir enezefalija. Ir visų pirma tose šeimose, kurios gyvena netoli Roundup Ready sojos laukų, kurie reguliariai purškiami glifosatų arba kitais pesticidais. Mokslininkai pristatė savo tyrimus tam, kad būtų dar kartą atkreiptas dėmesys į tai, jog iki šiol nebuvo pakankamai įvertinti sojos toksiniai efektai žmonių reprodukciniai sistemai, embrionų vystymuisi ir hormonų veiklai. Europos maisto saugos tarnybos direktorė Catherine Geslein-Lunely, duodama interviu dienraščiui Tageszeitung, gina savo įstaigos darbo metodus. Cituoju. Mes žinome, kad mūsų ekspertai daugiau ar mažiau dirba su biotechnologijų kompanijomis. Jei atsisakysime visų ekspertų, kurie kada nors gavo pinigų iš kompanijų, tai ekspertų praktiškai neturėsime. Citatos pabaiga.
Esant tam tikriems interesų konfliktams, 2010 metais Europos maisto saugos tarnyba nuo konsultavimo nušalino ir iš darbo atleido 300 ekspertų. EFSA direktorė pripažino, kad tarnyba specialiai neieško nepriklausomų ekspertų, be jokios praeities susijusios su biotechnologijų kompanijomis. Atvirkščiai, tarnyba renkasi ekspertus tik pagal jų ekspertizes. O juk Europos maisto saugos tarnyba, siekdama atstovauti Europos vartotojų interesams, turi vykdyti maisto produktų saugumo tikrinimą aukščiausių mokslinių lygių, remdamasi naujausiomis turimomis žiniomis ir saugoti visuomenės sveikatą nepriklausomai nuo ekonominių interesų. Žalos tikimybė yra svarbiausias kriterijus priimant sprendimus, todėl vartotojas turi teisę gauti kuo daugiau išsamios informacijos, o kaip jis ją pasinaudos, turi būti paliekamas spręsti jam pačiam. Vokietijos parlamente vykusioje diskusijoje apie sojos ir sojos miltų eksportą į Europą buvo išsiaiškinta, kad Europos užsienio prekybos statistiniuose duomenyse augalai iš viso nėra skirstomi į genetiškai modifikuotus ir genetiškai nemodifikuotus augalus. Išvada apie atitinkamą genetiškai modifikuotų sojų dalį importuojamose prekėse galima daryti tik pagal atitinkamose eksporto šalyse auginamų genetiškai modifikuotų augalų duomenys. Taigi, sugrįžkime prie vartotojo. ES teisėje vidutinis vartotojas – tai gana gerai informuotas ir gana atidus bei apdairus vartotojas. Generalinis advokatas Ležė savo išvadoje pateiktoje 2005 metais, kovo 3 dieną byloje Ministero de la Salute prieš Kodakons teigia, cituoju, iškyla klausimas, ar vidutinis, normaliai informuotas ir protingai atidus bei atsargus vartotojas gali numatyti, kad kūdikiams ir mažiems vaikams skirtuose maisto produktuose gali būti iš tam tikrų GMO išskirtos medžiagos. Manytina, kad tokia prielaida įmanoma. Iš tikrųjų, aplinkos užteršimas GMO yra gerai žinomas reiškinys. Dažnai aptariamas žiniasklaidoje. Taigi mažai tikėtina, kad vidutinis, normaliai informuotas ir protingai atidus bei atsargus vartotojas nežinotų apie tokią realiją kaip aplinkos užteršimas GMO. Taip pat galima daryti prielaidą, jog vidutinis vartotojas tikisi, kad vartotojams ir mažiems vaikams skirtuose maisto produktuose bus nors mažiausias užteršimas ar kokios nors svetimos medžiagos, nors ūkio subjektai ir siekia išvengti iš genetiškai modifikuotų augalų išskirtos medžiagos patekimo į šiuos produktus. Citatos pabaiga. Ženklinimo tikslas – informuoti vartotojus, kad jie turėtų laisvę pasirinkti. Ministero de la Salute prieš Kodakons byloje Europos teisingumo teismo buvo prašoma išaiškinti, ar ženklinant kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus maisto produktus turi būti pateikiama informacija, kad šie produktai buvo pagaminti iš tam tikrų genetiškai modifikuotų organizmų, jei iš šių organizmų išskirtos medžiagos į šios produktus pateko atsitiktinai ar dėl techninio neišvengiamumo. Generalinis advokatas Ležė savo išvadose teigia, cituoju, iš tikrųjų, bet kokia nuoroda ženklinime į GMO pirkėjų sąmonėje greičiausiai sukels instinktyvę atmetimo reakciją, nes šie produktai yra skirti šiai ypatingai visuomenės daliai. Tikėtina, kad reakcija bus tokia pat ir tuomet, jei ženklinime bus nurodyta į šiuos maisto produktus, kad į šiuos maisto produktus medžiaga išskirta iš tokių organizmų pateko visiškai atsitiktinai. Nustačius tokį reikalavimą taip pat bus apribotas laisvas kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų judėjimas. Citatos pabaiga.
De minimis taisyklė leidžianti sudėtyje 0,90 GMO atsitiktinai arba dėl techninio neišvengiamumo vartotojų negarantuoja teisės pasirinkti produktą, kurio sudėtyje yra 0,0% GMO. Todėl vartotojo teisė rinktis ES yra deklaratyvi. Kūdikiams skirtuose maisto produktuose ne tik, kad gali būti GMO, bet GMO ten yra. Ir GMO buvimas yra teisėtas. Todėl, kad Europos bendrijos teisės aktuose nėra nuostatų reikalaujančių kūdikių ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų ženklinime nurodyti, kad šių produktų sudėtyje yra iš genetiškai modifikuotų medžiagų, kad yra išskirtų medžiagų arba jie buvo pagaminti iš tokios medžiagos. Yra patvirtinta, kad kūdikių maisto produktų gamyboje naudojama soja 80% yra modifikuota. Be to, modifikuota ir nemodifikuota soja. Sojos žaliava yra neatskiriama. ES šalys narės neįgalios visiškai uždaryti GMO gamybos ir judėjimo. GMO apibrėžtis yra pasenusi. GMO mokslinėme rizikos vertinime dalyvauja tik suinteresuotos šalys ir interesų grupės. Mokslinė vertinimo rizika neskaidri, o vertinimo metodika neturi bendrų kriterijų Europos bendrijos šalyse. Šios problemos įvardintos Europos bendrijos lygmenyje ir paantrintos nepriklausomų mokslinių tyrimų bei visuomeninių šaltinių dokumentais rodo, kad yra sudėtinga atsekti genetiškai modifikuotą soją kūdikių maisto produktuose dėl GMO naudojimo ir žymėjimo neskaidrumo. Žymėjimo neskaidrumas yra tai, kad žymima GMO prigimtis, o galimas pavojus biologiniai vartotojo organizmo prigimčiai yra nežymimas. Tai reiškia, kad žymėjimo metodikoje netaikomas atsargumo principas. Valstybių šalių nuomonė GMO klausimų išsiskiria, o mokslinės literatūros šaltiniuose pateikiamos nuomonės rodo, kad dar nėra neginčijamų įrodymų, kad GMO nepavojinga. Ir kadangi dar nieko nežinoma apie ilgalaikio GMO vartojimo pasiekmes kūdikių ir mažų vaikų sveikatai, tai atsargumo principas reikalaujantis, kad kilus abejonėms dėl rizikos egzistavimo ir jos poveikio žmonių sveikatai, reikia imtis apsauginių priemonių nelaukiant, kol bus visiškai įrodytas rizikos egzistavimas, galėtų pasitarnauti kaip aukšto saugumo ir informavimo lygmens parametras. Ačiū uždėmesį.